Šito padažo aštrumas yra virš 100 000 Scoville vienetų. Aštrus. Bet kas tas Scoville vienetas? Scoville vienetai atsirado sugalvojus pirmą eksperimentą įvertinti pipiro aštrumą. Tai sukūrė Wilbur Scoville. Jisai pasiėmė pipirą, jį sutrynė ir jį po truputį pradėjo skiesti. Po kiekvieno atskiedimo jį paragavo. Jeigu jisai jautė aštrumą, skiedė toliau. Skiedė tol, kol jisai aštrumo nebejautė ir praskiedimo santykis tuo metu ir buvo Scoville vienetai. Tai pabandome mes. Pasiėmam savo padažą, pradedam skiesti. Padažas atskiestas 10 kartų. Ragaujam. Aštrus. Skiedžiam toliau. Atskiestas 100 kartų. Ragaujam. Dar aštrus. Dar skiedžiam. Atskiestas 1000 kartų. Jau beveik spalvos nesimato. Bet aštrumą dar jaučiu. Skiedžiam toliau. 10 000. Ragaujam. Jau nedaug, bet dar jaučiu. Paskutinį. 100 000 kartų atskiestas padažas. Ragaujam. Nebesijaučia. Viskas. Padaikinam padažo aštrumą. Tai reiškia, kad mūsų šitas padažas ir buvo 100 000 Scoville vienetų. Taip galime įvertinti pipiro aštrumą, bet taip nebevertinam, nes mes kiekvienas jautrumą jaučiam atskirai, dėl to eksperimentas nėra tikslus. Mes jo nebenaudojam, bet vis dar naudojam Scoville vienetus.